Trečioji mūsų paskaita. Ir šiandien kalbėsiu apie pasipriešinimą. Tai yra ta energija, kuri yra stipriausiai pasislėpus ir stipriausiai įtakojanti mus nedaryti pokyčio. Iš kur atsiranda tas vidinis pasipriešinimas? Pirmiausia, tai turim suprasti, kad ten, kur esu šiandien, tame taške, kuriame esu šiandien, tai tave ir atvedė tavo pasąmoninės programos. Kiekvienas mūsų tikslas, noras, ketinimas, netgi va šitas kursas, ar ne, tai reiškia pokytį. Ir tai reiškia, kad reikės kažką keisti, kažko atsisakyti, kažką daryti kitaip, nei darei iki šiol. Ir visame tame yra paradoksas. Paradoksas yra tame, kad kažkuri mūsų vidinė dalis pokyčių visiškai nenori. Todėl, kad ten, kur esu dabar, ten aš viską žinau, man yra patogu, kad ir skauda, kad ir spaudžia tos man klumpės, ar ne, bet aš jas turiu ir žinau, kaip su jom vaikščioti. Ir kiekvienas pokytis reiškia kažką daryti kitaip. Pavyzdžiui, anksčiau keltis, daugiau laiko skirti savo, ryte mankštintis, pavyzdžiui, priimti kontrastinį dušą arba tiesiog šaltą dušą. Toliau galbūt medituoti, galbūt padaryti kvėpavimo praktiką. Kas nori susitvarkyti sveikatą, nusprendžia, kad reikia keisti mitybos įpročius. Tai yra maitintis kitaip, sveikiau, daugiau žalio maisto. Galbūt aš noriu skirti daugiau laiko šeimai, o gal kaip tik noriu skirti daugiau laiko savo, ne? Jeigu aš noriu kažką keisti, tai galbūt aš turiu priklausomybių, kurių noriu atsikratyti. Bet man, jeigu aš jas turiu šiai dienai, man tai patogu. Tai gali būti, aš manau, kad per mūsų nėra tų priklausomybių, o gal net ir yra, aš to nežinau. Tai yra alkoholis, cigaretės, visokios kitokios psichotropinės medžiagos ir tame tarpe cukrus ir visi kiti riebūs greito maisto produktai, ar ne, visa tai yra priklausomybės. Ir mes jas turime tam, kad mums būtų patogiau gyventi. Pavyzdžiui, kodėl žmogus geria, kodėl žmogus rūko, todėl, kad tokiu būdu jis randa būdą, kaip nuraminti savo įtampas, kaip nuraminti savo nervinę sistemą. Kai žmogus rūko, jis turi darbe oficialias pertraukas, ar ne? Jis gali pailsėti, pabūti su savimi. Reiškia, kiekvienas dalykas, kurį mes turim, bet norėtumėm pakeisti, turi mums didelių pliusų. Ir kai tik tai mes norim keisti, iš karto įsijungia ta raudona lemputė, vidinis pasipriešinimas ir sako, stop, niekur mes neisim, nieko nedarysim, man gerai yra taip. Ir norint pralaužti šitos ledus, ar ne, tai yra praeiti tą pirmąjį pasąmonės sluoksnį, tai yra ta apsauga, mums reikia įdėti pastangų. Jeigu mes neįdėsim pastangų, tai šitoje vietoje mes nuleisim rankas ir sakysim, pabandysim ten savaitę keltis anksčiau, sakysim, ne, man nieko nesiseka, aš negaliu atsikelti, aš paskui visą dieną miegu, negaliu, nieko nebus. Pabandysim ten savaitę nerūkyti ir sakysim, negaliu, aš kankinuosi labai, man labai to reikia, man be galo trūksta, aš labai pradedu daug valgyti, auga svoris ir taip toliau. Mes rasim daugybę pasiaiškinimų. Priežasčių to netęsti, nedaryti, tai yra neiti į pokytį. Tai aš išskyriau 7 tokias stambias grupės skirtingiems pasipriešinimams apibūdinti. Ir dabar apie kiekvieną iš jų pakalbėsiu detaliau. Tai pirmasis yra pasipriešinimas pokyčiui. Ne? Kai mes norim kažką keisti, atsiranda vengimas, tas didžiulis vidinis pasipriešinimas, įsijungia baimės, abejonės ir
rezultate mums nevyksta tas pokytis norima linkme, ar ne, mes einam į jį labai sunkiai, labai su dideliu tokiu savęs laužimu. Ir jeigu kalbant dabar apie emocijų paleidimą, ar ne, nu, tai ir yra giluminis programų valymas, laužimas. Tai yra toks pokytis, kuris nėra įsmenkas, jis yra didelis globalus pokytis. Ir tada iš vidaus mums ateina tokie, nebenoriu paleidinėti, jaučiu man čia visko jau per daug, gal man jau reikia pailsėti. Kai paleidinėju, visas pasaulis griūna. Kai paleidinėju, kai pradedu gilintis į save ar daryti kažkokias praktikas ar bet ką, visi nuo manęs nusisuka. Va, tai ir klausimas, tai apie ką čia tai, ar jūs pastebit, kad čia ir yra būtent apie tai, kad įsijungia tos vidinės raudonos lemputės, kurios sako, nedaryk, nekeisk, nelaužyk, nes bus neaišku, kaip bus, kai tu pakeisi. Įsijungia visos saugos programos ir tokiu būdu mes ir turim tada pradėti nuo to pasipriešinimo pokyčiai ir išjungti visas saugos programas, tai yra nuraminti savo protą, savo pasąmonę ir palaipsniui pradėti sukti mūsų tos gyvenimo traukinio bėgius vis kita linkme, tai yra vis arčiau į tai, ko aš noriu. Na ir toks dar vienas didelis ženklas, kada aš priešinuosi pokyčiui, priešinuosi paleidimams, priešinuosi bet kam priešinuosi, kai noriu pokyčio, tai yra mieguistumas. Tai reiškia, kad aš tik tai sėdu paleidinėti, daryti namų darbus, mieguistumas ir vengimas. Tai arba aš pradedu ten porą sakinių ir dedu galvą ten ant stalo, arba dar geriau sėdžiu ant lovos ir tiesiog išsitęsiu ir užmiegu. Arba man atsiranda milijonas darbų. Turiu čia dar arbatos išgerti, čia indus suplauti, čia ten vaikus pažiūrėti ar pamokas paruošė. Ir taip be sustojimo mums vis atsiranda kažkas, ką mes turim padaryti, kad tik neiti ir nežiūrėti, nesigilinti į save, neieškoti tų programų, kurios kardinaliai keis mūsų gyvenimus. Na ir šitoje vietoje, jeigu jūs nesuprantat, kas vyksta, tai jums atrodo, kad aš neturiu laiko, čia užmiegu, tai gal aš neturiu sveikatos ir tada jūs pasiduodat. Bet jeigu jūs suprantat gerai, kad tai veikia mūsų vidinis pasipriešinimas, saugantis mus nuo pokyčio, nuo to, kas bus, nes aš nežinau, kas bus, reiškia ir nežinomybės, o su nežinomybės baimė ir pokyčio baimė jūs jau turėjot pradirbti per praeitą mūsų užsiėmimą, todėl jeigu ten gerai pradirbot, tada čia jau bus susivokti lengviau. Jeigu ten nepradirbot, tenka sugrįžti ir dirbti ten, o paskui ateiti čia. Tai dauguma žmonių nuolatos vis bando kažką keisti, daryti, bet nepasiseka ir meta, ar ne? Ir kuo tu nori didesnio pokyčio, kuo tu nori didesnių tikslų, ko tu nori geresnių rezultatų, ko tu nori žymiai geriau jaustis, tuo bus stipresnis ir didesnis pasipriešinimas. Ir tikslus pasiekia tik tie, kurie eina į priekį, nepaisydami baimių, abejonių ir pasipriešinimo. Tai jūs turite suprasti pirmiausia, ko aš labiau noriu. Noriu nusivilti savimi, noriu nuleisti rankas, noriu pasiduoti pasipriešinimui, sakyti, tiek man nepasiseks. Ar noriu peržengti vieną kliūtį, peržengti kitą kliūtį, peržengti trečią kliūtį ir drąsiai žingsnelis po žingsnelio eiti ten, kur aš noriu būti. Kai protas pradeda malti visokius tos dalykus, aš neturiu valios, esu per silpnas, su manim kažkas negerai, aš nemoku, nežinau, nesigauna, jau bandžiau daugybę kartų, nepavyko. Tada kai mes bandom ir mums nepavyksta, tada užsisuka dar vienas ratas. Tai yra, mums užsisuka kaltės jausmas, savigrauža ir labai stipriai krenta savivertė ir mes pasitvirtinam, kad, esu kažkokia nevykėlė, man čia nesigauna ir geriau net nebandyti, geriau būti tame, kame esu ir nieko nekeisti. Tai dabar dar kartą priminsiu, kad pasipriešinimas pokyčiui, paleidimams, programų ieškojimams, gilinimuisi į save, sielos žaizdų gydymui atsiranda
būtent iš ten ir atsiranda, nes kaip jau kalbėjau pirmoji paskaitoj, mes turim dangtelius tokius, ne? 3 dangteliai. Vienas dangtelis dengiantis paviršinės programas, antras dangtelis dengiantis jau gilesnį sluoksnį, ten, kur yra jausminė būsena ir mintis eina įsitikinimais jausmais, ir trečias sluoksnis, kur jau yra be galo skaudus įvykiai, prisiminimai, kuriuos mūsų pasąmonė blokuoja tam, kad mes jų neprisimintumėm ir tam, kad mums būtų lengviau gyventi. Tai ten, kur esam dabar, ten ir esam pagal pasąmoninės programas, pagal veikimo modelį, tai yra mūsų pasąmoninės programos, mūsų gyvenimą valdo 95%. Ir vidinis automatinis pasipriešinimas, jis visada bus. Todėl, kad jūs turite suprasti, kad jeigu esu šiandien čia, vadinasi, aš taip noriu. Jei man kažkas manęs netenkina, bet kokiu atveju pasąmoniniam lygmenį aš taip noriu. Todėl mes leidžiamės įveikę, ar ne, pasipriešinimą, visus tos užkardas, parodom savo ir visiems kitiem, kurie čia bando mus kažkaip valdyti ir kontroliuoti, kad aš priėmiau tvirtą sprendimą ir klupsiu, suklysiu, ten man nesiseks, aš pasiduosiu, bet aš ir vėl kelsiuos, ir vėl eisiu, ir taip žingsnis po žingsnio nueisiu iki savo užsibrėžto tikslo, ar ne, jaustis geriau, gyventi turtingiau, turėti darnius santykius, turėti drąsos veikti, ar ne, tai yra susijungti su visa savo esatimi ir taip toliau.